Praeitą naktį iš sausio 19 į 20 dieną Lietuvoje tikrai buvo galima stebėti reto ryškumo šiaurės pašvaistę, dar vadinama poliariniu švytėjimu. Tai ne kasdienis reiškinys mūsų platumose. Daugelis žmonių Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, net pietiniuose rajonuose išėjo į lauką fotografuoti ir stebėti. Vakar vakare 10 valandą astronomas iš molėtai pakelia galvą. Saulė sprogsta. Ne šiandien, o prieš 24 valandas. M klasės žybsnis. Stiprus, bet ne katastrofa. Tie dalelės, milijardai elektronų, skrenda pro kosmosą 9 minutės šviesos greičiu, kol įsirėžia į Žemės magnetinį skydą. Skydas virpteli, kaip pienino stygos, virš Arkties dulksva žalia. Molekulės azoto pradeda švytėt, kaip neonas barų vitrinoj. Vėliau įsijungia deguonis, raudona, tada visa gama, purpura, auksas, visi fotoaparatai įjungti. Mokslininkai prie kompiuterių. Ionizacija 300 km aukštį. Stabilu. Po valandos nurims. Nulis rizikos. Pabaiga šou. Tikrai, viskas grįžta į tamsą, lyg nieko nebūtų. Bet kažkur aukštyn antenos tyli ir klausosi. Žiūrėk paprastai, kai tas žalias juokas danguje prasideda, elektromagnetinis laukas pasikeičia. Ne kažkas mistinis, tiesiog dažnis. Tau galvoj kažkas pradeda ūžti, lyg už kampo kompresorius dirba. Po pusvalandžio akys riečia, kaktas slegia, nors vėjo nėra. Migrenos neatsiranda, jos tik išlenda, nes miegas jau nebeturi gylio. Atsikeli 3 ryto, nes kūnas mano, kad diena. Arba atvirkščiai, naktis tęsias amžinai, smegenys pavargsta, bet neleidžia užmigti. Ir niekas nesako, tai dėl lauko. Jie sako, stresas. Bet tu žinai, dangus švytėjo ir tau pablogėjo. Tai neatsitiktinis sutapimas. Tas pats astronomas, tik dabar ne su teleskopu, o su alumi rankoj. Jis prisimena. Prieš 2 dienas girdėjo, įjungė kažką virš Norvegijos. EISCAT vadinasi. Ne tik tyrinėja ir siunčia. Kai tie elektronai atskrido, jie ne tik švito. Jie atsimušė į tą naują sluoksnį, kurį žmogaus rankos padarė. Kaip tu nufotografuoji, bet kažkas tave nufotografuoja atgal. Žalias ruožas tai neatspindys, o langas. Jis žiūri į tave. Ir kol tu stebi, kažkas keičia temperatūrą, kažkas keičia radiją, kažkas keičia gal net tavo sapnus. O rytoj, kai vėl švies, niekas nekalbės, nes oficialiai tiesiog gražu. Bet tu žinai, kad ne. Jie nuleidžia lazerius, susijungia su Žemės stotimis, HARP, Tromsø, Gakona. Tas šviesos šou, ne šou, tai matas. Jie įjungia, kai nori išbandyti, kiek elektrinio lauko pakelia Žemės viršutinis sluoksnis. Ir kiek pakelia žmonių smegenys. Kiekvienas blyksnis – impulsas. 5 hercai. Tai dažnis, nuo kurio organizmas pradeda drebėt, bet nesupranta kodėl. Tik vėliau – migrenos, nerimas, nes miegas dingsta. O kai jie baigia, dangus vėl juodas. Bet jie jau žino, kiek reikia stiprinti. Ruošia didesnį. Ruošia tylą.